A, šiaip esu draugiškas, visada padedantis žmogus, kitiems ir neatsukantis nugaros, kaip sakoma. O iš minusų tai kaip ir kai aš turiu geležinius nervus, tai vienu žodžiu, jeigu jau jie pratrūksta, nu tai va čia yra va didžiausias mano minusas. O šiaip daugiau minusų tai nelabai aš savyje randu. A, šiaip, man teisėsauga nėra taip jau labai prie širdies. Aš atėjau, nu, man policija tai įdomus darbas, bet kadangi aš jau taksi direktorium esu buvęs, tai man labiau taksi prie širdies. A, nu, jeigu praeitą kartą buvau, kitų žmonių nuomone geras, nu, toks neblogas, kaip sakoma. Tai šį kartą stengsiuos būti dar geresnis, laikysiu dar ilgiau. Praeitą kartą 2 mėnesiai, nu dabar tikrai bandysiu ilgiau, nes visų pirma sieksiu, kad mane įrašytų į tą buvusių direktorių. A, ir klausimas buvo, ką darysiu, ane? A, mm, vienu žodžiu, aš kai buvau direktoriumi, aš nepadariau to, ko norėjau. Aš nepanaikinau to rango unlimited. Čia buvo 6 rangas, taip. Aš jo nepanaikinau, bet labai noriu jį panaikinti, nes mano nuomonė jis yra visiškai nereikalingas, nes ateina žmogus dirbti, o ne tam, kad pasiekti ir, kaip sakoma, šūdą malti. A, ką dar kitaip padarysiu, tai būsiu daug griežtesnis, nes taip pabuvojau kituose darbuose ir pastebėjau, nu, kad aš toks buvau atlaidus, galima sakyt. Ir, mm, aš labai tokių bausmių nebuvau prigalvojęs, kai padaro kokį nors menką nusižengimą. Vat nebuvau sugalvojęs veiklų jiems, bet šį kartą jo bus viskas griežčiau. Mhm. Ne, aš manau, kad konkurencija atvirkščiai pagerins situaciją, kadangi kiekviena firma norės būti geresnė ir nei vieni darbuotojai nepripažins, kad jie yra blogesni, todėl jie sieks dar daugiau. Čia tas pats kaip ir teisėsauga. Aš pamenu irgi dalyvavau komandiniame šaudyme. Ir pastoviai vyko tos treniruotės, kad vis būti geresni, visi treniravosi, visos teisėsaugos vos ne vienu metu treniravosi. Ir visi norėjo būti geresni, tai aš manau, kad atvirkščiai va tai vat pagerins darbą. Kadangi visi tobulins savo įgūdžius ir panašiai po darbo ir per darbą treniruotis ir panašiai. E, žinok, aš tau dabar pasakysiu, vat tarkim šiandien, ane? Aš dirbau iki 6, jūsų laiku aš iki 8. Ir žinok, aš tiek dirbu, kad aš net tingiu eit į lauką kažkur. Ir šiaip aš kitoj šaly esu jau beveik mėnesį ir aš nelabai ieškau tokių va draugų, ta prasme, kad atleisti tą laisvą laiką, nes aš
Nu, nežinau, aš vat ateinu namo ir aš visą laiką prisėdu prie kompo, visą laiką prie manęs ateina sūnėnas ir aš su juo ta prasme žaidžiu prie to kompiuterio. Ir aš šiaip esu verslus žmogus, aš visada moku suderinti laiką. Ne. Ačiū tau.